Nu ką, sveiki visi, labas rytas. Šį kartą tenka sveikintis iš Juodkalnijos. Esame plavę. Bandysim iššūkį Pack of Balkans įveikti. Bandysim per 12 dienų. Žiūrėsim, kaip seksis. Aišku, bus visokių iššūkių. Karštis, vanduo, kalnai ir viską eigoje papasakosiu, ką bandamėt. Antai Singutė. Pasiruošus žygių. Plavo miestelis va. O laikas yra 6:35, 6:37 šiuo momentu. Tai žiūrėsim. Nu ką, viskas, startuojam. Plavo miestelis. Tuo mes mėgojame va šitame atvažiavom. Iš karto atvykę sinamavom apartamentus. Antais mečetė. Toks jaukus miestelis. Inga, kokios nuotaikos? Pirma diena. Dar nepriėjom kalnuonę. Optimistiškai. Na ką, po biškį jau taip sukelinėsim. Mes šiuo momentu einam link Vusanija. Bet Vusanijas neprieisim. Kažkur ten žiūrėsim prie Zlako, Lato, Juodkalnijos aukščiausios viršūnės. Ir kažkur ten žiūrėsim palei situaciją. Ar mėgosim šalia pasiruošti kopimui, o gal kopsim. Viską nuspręsim, kai būsim netoliese. Čia matosi va ežeras Plavo. Tai didžiausias kalnų Juodkalnijos ežeras, šaltiniuotas visas. Ten tolumoj kalnai visai. Ten kažkur mėgojame. Tokie namukai įdomus, pas jų labai mažai langų. Kiti daugiau langų. Pirmą žymėjimą radom. Alio. Reiškia, einam teisingų takų. Ir matau stendą priekį pirmą. Tai irgi geras ženklas. Stendas ne apie tai. Stendas apie ledyną. Ir apie Prokletija Glacier parką. Čia tokie mažiukai. Tai po 10, po 12 kilų. Mums tas nedomina. Mes eisim apie 220 kažkur plius minus. Pažiūrėkit, kiek žemuogė. Vien žemuogė. Manau, jau kerta. Raudonuoja visur. Paukščiukai čiulba. Gerai pavėsis. Šiam anksčiau, bet biškį per vėlai. Buvom planavę išeiti 6, lygiai šiam po 6:30. Kylam dar. Kiek jau sukilę esam. Kilometrai.
ten antais kaip įdomi debesis susiformavęs ir jisai nejuda nei tą pusę, nei ten, nei ant mūsų. Stovi vietoj, kai kaltas. Nėra to srovių oro, vėjo absoliučiai nėra. Tai ir stovi susiformavęs, prisiglaudęs prie kalno. Čia matosi mečetė va kažkur va ten. Ingutė jau skleidžias lasdas. Puškuojam. Reikia šiandien išpuškuoti. Keista matyti soliuką čia. Šiukšlinė tokia. Ir šiukšlynas. Bet vėlgi, čia ne žmonės bus. Čia daugiausiai gyvūnai ištampo tokius dalykus. Matęs esu ir Lietuvoje, kai 3 varnos, kyras, labai gražiai smaginos, darbavos. Tai ta šiukšlės taip tampė, kad atrodo, kad ten žmogus būtų padaręs. Paparčių daug, tai ir gyvačių daug. Kai domėjaus, yra tų gyvačių rūšių pilna. Kai domėjaus, ką mes galime sutikti, kas mums labiausiai pakenktų, ar grėstų sveikatai, ar gyvybei, tai šneku apie gyvūnus visokius. Nu tai yra 2 gyvačių rūšis. Tai paprastoji angis ir irgi angis, bet dabar nepamenu pavadinimą. Ar kažkaip nosiuotojų, ar ropsuotojų angis. Kas iš to. Nespėliuosiu. Aišku, lokių yra. Lokių, kai užpuolimo domėjausi, nebuvo tokių. Čia paskutiniai metai, kurie buvo, tai 2008 buvo moterį užpuolus. Nu vėlgi, žvėris, gyvūnai neprognozuojami. Mes einam į jų teritoriją, jie daugiausiai gynasi, dėl to užsipuola, saugo vaikus, bet dėl to, nu taip, mes daugiau esame jiems kliūtis. Jie taip šiek nepuls. Nu, ką daugiau. Nu ir kiti gal vilkų yra, bet vilkai irgi netokie jau plėšrūs, kad čia pultų tame regione. Kaip ir viskas. Tie šernai aš neskaitau. Aišku, jeigu ten su vaikai šernai, vėlgi, kas jam ten smegenėliai ten susisuks. Ar mes norim vaikus atimti, ar ten ir taip toliau kėsinamės į jų tą šeimą, šeimyną. Gali ir užpuls ir šernas. Va, tiek su tais gyvūnais. Būtų įdomu pamatyti, bet išvengti su jais akistatos kažkokios. Va, tiek žinių kokias. Atėjome į aikštelę tokią. Esu šitą matęs pas vieną veikėją, youtuberį. Ėjo, nežinau, užsieniečiai, ten kas ten žymus youtuberis, irgi hakintojas. Sutiko dar kažkokį pakeleivį ir tą traktoriaus padangą bandė versti. Ir man atrodo, jie apvertė. Jie ten trėse buvo. Bachūras su pana. Ir dar vienas pakeleivis. Įdomi vieta. Čia kaip kelias. Soliukai. Nu, gražiai padaryta. Aukščiau čia irgi ten supinės soliukai. Ten krepšinio aikštelė, matau. Fainai. Toks biškis statesnis kalniuks. Jungia antras pavaras. Čia aišku dar tik pradžia. Bus ten ohoho. Patys einam ir galvojam, kas mūsų laukia. Bet patys pasirinkom šį kelią. Norit bairį pasakyti, jis jau mojuoja, šiam irgi mojuoju. O ko jisai laukia, kaip galvoti? Prasideda Prokletė parkas nacionalinis. Ogi rinkliava. Draudžiama deginti, šiukšlinti. Ženklą informuoja. Ir pinigėlių jau laukia. Nu ką, susimokėjom už bilietukus.
už žmogų 3 euriukai. Tai už 2 gavo 6. Tuoj parodysiu. Gausiu toksai jau meška, Prokletija, nacionalinį park. Vis dar einam ir kylam. Keliukas koks. Vis kylam. 1,5-3,5 sukilęs. Atsiveria vaizdai po biškį. O jau esam kiek sukilę. Debesuota. Gal gerai. Saulė vat kyla jau. Karšta. Param. Kylam ir gal tam nėra. Iš ten toli parėjom. Iš apačios ten. Mam, tai yra ten. Žiauru. Nu, bet pirmą dieną organizmas pripras. Pirmą dieną visą laiką sunkiausia. Paskui kažkaip pripras organizmas, gal bus lengviau. Žiauru karšta. Nežmoniškas kilimas. Žiauru. Ten žmona mažai žingsniukais į priekį. Kas Ingutė yra žiauru. Pažiūrėkit. Inga dar pareina. Antas matas. Nu, užpušėkit. Plavas ten su ežeru. Kiek yra? 2,52 kg. O Inga pareina. Viskas. 2,053 aukštis. Kamera va taip yra, taip, galima sakyti, va taip ranka, o čia nuokalnė. Bet čia kilom, įsivaizduokit, kokie sunkumo buvo. Nu ką, papietauti atėjom, mano dozė, Ingutės ir va, bultytė. Prie tokių vaizdų va. Pasak. Tobula. Nerealiai. Užkandom. Tai biškį jau geriau. Dar žmona sakė, desertą atneštų, kažkokį sausainuką ar ką ten. Tai būsiu kaip ir namie. Pavalgęs ir desertas. Ko daugiau bereikia. Bet sakau, vaizdai tai debes tik pareina. Va, desertukas. Štriudula smokava su figom. Panorama. Vusanija miestelis ten apačioj. Ir va kalnynai. Dabar nežinau, kuris lako latą, kurį lipsim. Tas gal. Ar tie. Nu, įsiaiškins. Prisitrinė kalnuose va toks šuniekas. Kaip kalnynas. O, džiaugiasi. Bet biški sergantis kažkoks, matote, kaklo raudona paberta ir būsų. Tai... Antai žmonės eina tolumoje. Antais. Pažiūrėkit, kokie vaizdai. Hola!
ką šios dienos aukščiausia viršūnė. Ne? Ogi jo. 2105. Apsisukam. Nerealiai kalnai atrodo. Neaišku, ar čia mėgosim, eisim ten, už posūkį pažiūrėsim, kas ant gaunas. Ar grįšim čia paskui. Nu, čia, kad grįžti netoli bus nuo posūkio ten to. Čia vat yra graži vieta palapiniai. Vaizdas superinis. Tai, o nusimato rytoj kilti į tą kalną Zlakolato vardu. 2553 berods. Nu, paskui čia pasižiūrėsim tos dalykus. Tai va, baigiam paskutinį indą prifiltruoti. Žmoniukė darbuojasi, darbinta. Jinai atsakinga už vandenį, higieną. Šypsos iš karto. Nu ką, mes palapiniai lyja. Spėjom pačiu laiku. Valgysime. Bolenėliai, ten viskas susidėta. Turėjom kai Montblaną, jiem irgi tokius pačius pirkom, bet nelabai skanus, nepatariu. Nereklamuoju ir nepatariu. Bardakas. Nu ką, susitiksim rytoj.